Tai ką, ant stalo guli Aumeteris, vienas irda, viela, kitas irda su Mehmodu ir čia dar viena viela iš šono. Tai ką, iš karto pasakysiu savo nuomonę. Manau, kad būtent šis irda Mutationas X3 yra vienas geriausių. Čia būtent man, visi kiti sako, ten yra Dark Horse, jis irgi gan neblogas, visokiausias Little Boy, ten labai daug šitų visokiausių irda. Kodėl būtent man Mutation X4? Čia yra jums prikolas toks, kad čia yra quad pole, tipo galima padaryti ir double, ir quad coilą. Tai parodysiu, kaip tai atrodo. Štai čia išėmam. Štai toks didelis drip tipas, nuo kurio eina labai daug oro. Štai taip įsideda. Taip pat čia yra oro reguliavimas. Štai čia sukeliojasi šitas dalykas ir matome galima reguliuoti oro padavimą. Quad pole, ką aš jau sakiau, tai yra, matot, kaip yra štai tokie 4 pagaliukai, jeigu pasakyti normalią kalbą, kad visi suprastų. Ir labai didelės skylės. Čia kiek, čia, manau, kokie 2 mm tikrai bus. Čia jas labai didelės, man telpa ir Clapton coilas ir visokiausi coilai ir twistedai visokiausia. Šiaip šitas irdaga neblogas, turi 50 konektorių. Ką aš kartą pasakysiu visiems naujokams, kad su ego batarkėm netempia. Gal ir tempia, kam nors gal patemps, bet tikrai dūmo nebus kiek iš Mehmodų. Kaip sakė mano vienas draugas, naudokite tik saugias baterijas, nes pavyzdžiui, jeigu pas jūs bus 0,04 ohmų, tai rodys ant šito device'o, tai manau jūsų rankas sprogs ir neturėsit su ko. Karačiai. Tai va, štai taip atrodo jis. Štai su vaštukais iš viršaus atsisukinėja ir galima iki iš savo coilą padarytą. Coil yra tikrai irgi labai daug. Parodysiu šitam video vieną iš paprasčiausių, tokį beginner tipo level coilą, vadinasi Parallel coilas. Štai taip, štai čia esu jį padaręs. Taip pat parodysiu jums, kaip jis daromas, kaip viskas yra. Štai, iš ko viskas čia susideda. Jeigu norite, turi tiesiog tokį švarų irda kaitiklį, tai reikia jums tiesiog padaryti savo coilą, nesvarbu, kiek bus apsukų. Aišku, čia jau kiek norit, tiek ir darote. Aišku, kad normaliai ohmai patektų. Yra coilų, kurie labiausiai debesims skirti, yra coilų, kurie labiausiai skoniai skirti, apie šitą irgi dar biškiai vėliau papasakosiu. Na ir aišku, organinė vata arba japoniška vata, arba galite sakyti iš mamos pasiimti vatą, kuri valo pudrą ar ten dar kažką irgi įsikišti. Bandžiau irgi neblogai veikia. Tai va, štai taip atrodo. Kaip sakiau, galima įkišti ir čia vieną coilą, čia iš šono ir čia iš šono. Ir čia iš šono galima labai daug visko padaryti. Tad apie šitą biškį toliau. Gerai, štai čia mano antras irda. Jame irgi stovi quad pole, kad 4 šitie. Štai matote, čia jau biški mažesnės skylės. Biški skiriasi nuo to. Nežinau, ar pamatysit taip normaliai, bet manau, kad jau matosi per kamerą. Štai taip. Ši plumveilas labiausiai skirtas pusiau skonio, pusiau dūmų kiekio yra, kurie skirti būtent dūmams, kaip vadinama cloud chasingu. O čia flavor chasingas kitai vadinamas. Aišku, irgi labai nemažai dūmų išeina, na, bet sakyčiau, koks Dark Horse'as arba šis mano Mutationas labiau skirtas dūmams, garams išpūsti orą, kad būtų kuo daugiau. Būtent viskiausiai competitionai galite surasti YouTube'ai, labai jau daug yra. Štai taip atrodo, kad man čia irgi gali tilpti quad coilas, tai čia 2, galima ir vieną coilą padaryti, galima ir 2 coilus, galima ir 6, jeigu jums čia normaliai sutalpinsit. Nežinau, kaip čia aišku įmanome, bet gal viskas normaliai bus. Dabar pakalbėkime biškį apie baterijas. Šiaip, aš jums labiausiai siūlyčiau naudoti tokias baterijas kaip FS Tram 5 amperų arba VTC 5. Kadangi jos palaiko mažą ohmų kiekį ir netaip dega, netaip sprogsta rankose, aišku, galima duoti ir paprastą bateriją, bet, sakyčiau, galėtum trikėti bent su 0,3 ohmais. Jeigu jau bus mažiau, jį kais ir po kurio laiko tikrai gali sprogti, kiek buvo tikrai tokių atvejų. Tai ką, dabar pakalbėkime biškiai apie tą pačią vielą, apie tos pačius coilus. Kaip sakiau, šitas video yra naujokams, tad jau daugelis iš jūsų tai tikrai žino, bet tie, kurie dar nori šitą tik pradėti, tad siūlyčiau pažiūrėti ir biškiai išgirst mane, ką sakau. Tai va, šiuo metu naudosiu 2,8 gauč vielą, tai čia yra kažkur 0,3 mm, 0,4 maždaug.
arba 2,8, bet jis nežinau. Tad, kuo storesnė viela, to šiaip jūsų koilai išeis gražesni ir bus mažiau onų. Aš šiuo metu nupirkau tokią, nes dariau Clapton coilą, man buvo tokia patogiausia. Gerai tada, kad turėt patį paprasčiausią, elementariausią koilą, jums visko ko reikia, tai paimti kažkur, nežinau, apie 30 cm, gal galima mažiau, galima ir apie 10 cm, čia jau žiūrint kaip kasuka, man patinka daugiau, kad mažą ką užtektų, jeigu tai reikėtų kažko padaryti. Tad paimam kažkur štai tiek vėlos, po to naudoju štai tokius tėvo šipšikus, tai va, darom štai taip. Po to, jeigu norim daryti, dabar šimtą darysim paralelinį koilą, tad jums reikės taip pat replių. Paimam šitą vielą, susukam per pusę, štai išeina toks dalykas. Ir šitą šoną, kur taip išėjęs, suspaudžiam, kad jis būtų vos nelygus, kaip ir iš pradžių, ko jis bus lygesnis, to bus biškai paprasčiau sukti ir to koilas bus geresnis. Tada suspaudžiau, maždaug, manau, kiek užtenka, štai. Gerai, dabar štai tai padarom, kad visa viela eitų iš tos pačios pusės, nes jeigu pavyzdžiui šitą patynę ir iš čia, tai gausis tikrai nesąmonė, ji turi būti eit lygiai. Gerai, toliau ką darom? Šiaip įmanoma sukti ant įvairiausių diametro, štai tokių atsuktuvėlių, galima ant ko nori sukti, bet kad būtų panašus diametras. Čia kažkur 3,5 mm, manau. Gerai, tada kame visas veiksmas vyksta? Turime paimti štai taip vielą ant vienos pusės, kaip matot, padėjau. Štai taip. Visas prikolas yra tame, kad jūsų viela turi eiti prie pat viela ir iškart antra, neturi likti jokių tarpų. Jeigu liks tarpai, nelabai gerai degins ir nelabai gerai eis viskas. Tai ką, pirmą apsukimą darom štai su tokiu tarpu. Toliau, darysim šiuo metu 6 apsukimus. Padarom pirmą apsukimą, štai matot gavosi pirmas. Iškart prie pat jo, be jokio tarpo, kuo arčiau to geriau. Be jokio tarpo eina antras, kaip matot, va šitai pavyko. Gal piks fokusuoti. Miškai telefonas nenori fokusuoti. Na, nėra. Tad, štai, darom ir trečią. Štai eina. Darome ketvirtą. Darome penktą. Ir štai šeštas. Kaip matote, koilas padarytas. Štai šitą pusę, kur mes matėme, kad yra toks tarpas, galima atsukti galą ir sulyginti. Ką aš visą laiką gale darau, tai vieną pusę laikau, o kitą patempiu su repliam, kad koilai iš ties būtų lygus. Štai čia laikau ir biškį patempiu ant savęs. Reikia tikrai nedaug, tai va, štai gavosi koilas. Čia yra paralelinis, kaip jau sakiau, yra labai daug įvairiausių koilų. Štai kažkas tokio gavos. Štai šitą skylutę mes keišim vatą. Štai čia. Štai. Dabar tada prisukime į patį ir da kaitiklį ir pažiūrėkime, kaip deginasi ir ką reikia padaryti dar toliau, kas būtina. Aišku, ne visi tai daro, bet siūlyčiau tai visiems padaryti. Tai ką, prieikime prie pat ir da. Tai ką, dabar prieikime prie pat montavimo. Reikia iškart užlokinti modą, kad mažą ką nepasispaustų, nes galima rankas nudeginti. Va, pats jau biškai esu nusideginęs. Taip, užlokinam, pastatom štai taip. Var dažniausiai taip montuoju, nes tai yra patogiausia, galima laikyti, o kai vien tik kaitiklį labai nepatogu. Bet ką nuėmiau savo koilą, dabar jis švarutėlis. Štai, gerai, visų pirma, paimam mūsų padarytą koilą, bet kokį koilą. Iškai patepėm ir ką, žiūrim, čia yra 2 negatyvus ir 2 pozityvus, tad reikia vieną į negatyvą, kitą į pozityvą, nes kitaip jums netiks vieną iš šitų, o kitą vieną iš šitų. Tai ką, šiandien tada bandysim. Dar biškai atsuksiu, kad būtų daugiau vietos. Mažai gali dar netilps. Tai va, gerai, tai tada paimam štai taip. Vieną kišam štai į patį pirmą. Štai čia, o kitą kišam į šitą. Štai kaip viskas atrodo. Vat, kaip matote, vienas išlindimiškai. Gerai. Vienas štai šitam pirmam, antras štai šitam trečiam. Štai.
Gerai, tai įkišam iki pat galo. Dabar biškai, gerai, iš tos pusės. Gerai. Dabar įkišam, kad tilptų normaliai į pilną bazę, kad galėtų šitas dalykas dar užsidaryti. Nes jeigu mes padarysim štai taip, maždaug bus, tai neuždarys. Gerai, įkišam iki pat galo. Štai taip maždaug atrodo. Šau, štai taip. Taip iš šono. Ir ką, tad laikydami taip. Būtinai reikia kažką įkišti, nes jeigu jūs prispaudinėsit ir nieko neįkišus, jis tiesiog jums išsiardys ir bus nelabai gerai. Tad dabar užsukam štai šitos varžtelius. Ir vienas yra, kitas yra. Dabar aš pripratęs laiką biškai patempt į priekį, kad jie išsilygintų. Taip, kažkas tokio. Štai pavyko. Toks koilas. Ką, kai matome, štai mūsų koilas. Štai. Gerai, beliko tai šitą visą apkirpt, kas jau nereikalinga mums. Gerai, tad paėmėm bet kokį dalyką, kuris gali nukirpt, arba taip žirkės, arba tą, ką aš štai čia turiu. Šiaip šito geriausia, bet pavyzdžiui, kokie ten storus kolus naudojat, reikia kažkas staraus apkirpt, tada jo. Šiaip galima netgi ir žirklėmis be problemų apkirpt. Tai paėmėm štai čia, kuo arčiau, tuo geriau bus. Taip, šitą biškį viršų. Štai vieną nukirpau, liko tik vienas dar. Ir su juo tą patį padarom. Ir štai. Matote, čia jau nieko nėra, čia nereikalinga, dar biškį išsikiša, bet čia tikrai ne problema. Štai mūsų pats koilas. Šitie varžteliai gali būti atlaisvinti nereikalingi, nes jie mums nieko neduoda. Bet aš jau galim užsukti dėl grožio, vien tik dėl grožio, nes daugiau nieko nepadės. Gerai, prisukam iki galo, kad normaliai susieitų kontaktas. Gerai, liko tik iki išvatos. Tai aš įpratau naudot japonišką vatą. Štai tokia. Tai ką, kaip matome, mūsų koilas storas, tad galima ir paimti biškį daugiau vatos. Tai šitas nereikalingas nuo vieno galo. Štai taip pat plėšiam. Ir, manau, tokio dalyko užtektų. Štai, suviniojame štai taip. Ir vieną pusę labiau, kad normaliai liptų į koilą, po to galima, kad ir sangriau būtų, čia jau be jokių problemų. Taip ir turi būti iš tiesų. Kuo plačiau sėdi va jūsų koilę, to labiau jis būna karštas ir to labiau jums dūmo paduos. Tai ką, prakišam štai taip. Štai kažkas tokio, kaip matome. Čia biškai daugiau, čia biškai mažiau, čia tikrai ne problema. Tiesiog laikome vieną pusę ir štai maždaug šitoj vietoj apkirpam. Gerai, gavosi kažkas tokio. Tai kaip jau kišame štai taip vatą ir apkirpame. Galima ją dabar sukirsti po pačiu koilą, nes jis tikrai taip negali likti. Ir pakišam, gal kažko planesnio gerai, manau užtiek. Ir pakišam po koilų arba iš šonų. Taip parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Kaip matome, šitą, kas buvo iš šonų, aš įkišau į patį deką. Štai čia į apačią, taip pat iš tos pusės. Svarbiausia, turi likti visas koilas atviras, kad gautų oro ir normaliai veiktų. Štai. Kažkas tokio pavyko. Dabar reikia būtinai suvykiant, nes jeigu jūs jokios skysčių čia nepatepsit, tai va tai momentaliai sudegs ir reikės keisti naują. Štai kažkas tokio. Geriausiai naudot su RDA nuo 0 iki maždaug 3-4 mg skystį, kadangi daugiau jau iš gerklėje kentės. Šiuo metu čia turiu savo skystę. Čia yra 0 arba tam, 0 mg nikotino. Štai taip, palašinam iš kiekvienos pusės ir taip pat ant, kaip matome, ant pačio koilo nereikia daug pilt,
ant pačio koilo porą lašiukų, kad jis būtų šlapias. Čia tai pirmiausias bandymas, po to irgi, kai jau pagarinsiu visą skystį, kuris yra, maždaug užtenka ant maždaug 3 įpūtimų, tokių normalių, didelių. Tada jau reikia keisti skystį, nekeisti, tiesiog dar pripildyti ant pačio koilo porą lašiukų. Tai va, turim jau vatą, turim koilą patį, viską turim, ko reikia. Pažiūrim. Štai taip jis varo. Bandom pūst, dar biškį tada pripildom, kad jokių dry hitų nebūtų. Nes dry hitas čia yra lieva, reikia. Tai ką? Pažiūrim. Gerai, kaip jau minėjau, tai yra vienas paprasčiausių koilų, įmanoma padaryti tikrai geresnių. Čia jau jums patiems reikės bandyti. Aišku, bandysiu šitą kanalą kelti irgi daug visokiausių koilų, tokių naujų, ir gal nemažai žinau, tad padarysiu visokiausių tutorialų. Tikiuosi jums jie padės bent jau biškį. Taip pat greičiau metu gausiu Club Orbinį ir Turbo RDA naujieną. Štai su tokiu dideliu baku, kur yra tokie kaip propeileriai, turbina. Tai ką laukite tada naujų video, dėkui, kad žiūrėjo, tikiuosi jums patiko ir bent biškį padėjo. Kaip jau sakiau, video skirtas naujokams, nes visi tie, kurie jau veipina ilgą laiką, tad manau jau tikrai šitai viską žino, nes čia yra tik pagrindai. Tad ką, dėkui visiems už peržiūrą, laikinkit, komentuokit, subscribinkit kanalą, manau tai mums tikrai padės ir iki susitikimo.